Labadiena, mielos facebuilderės ir facebuilderiai. Tikriausiai jums kyla klausimas, kas čia šneka ir kas yra tas facebuildingas. Pradžiai prisistatau ir pasakau, kad aš esu vienintelė Lietuvoje sertifikuota facebuilding trenerė. O facebuildingas tai yra natūrali veido ir kaklo jauninimo sistema, veido mankštų pagalba. Kodėl tai yra sistema, labai noriu su jumis pasidalinti ir papasakoti truputėlį plačiau. Nepabėkite, tai yra įdomu ir labai naudinga suprasti, ar norite jūs pabandyti pradėti ar ne. Kodėl sistema? Todėl, kad mūsų veidas ir kaklas turi raukšles ir raumenis. Raukšlės atsiranda po to, kai mūsų raumenis sutrumpėja metų bėgyje ir eigoje. Nepaslaptis, kad mes visi senstame, mes visi bręstame ir mūsų raumuo lygiai taip pat sensta. O tam, kad jisai nesentų, tam, kad jisai ilgus metus būtų atitinkamo ilgio, o netrumpėtų, nes gamta yra tokia, kad mūsų raumenis trumpėja, raumenų karkasas, veido raumenų karkasas ir kaklo raumenų karkasas sutrumpėja, mes norėtume, kad to neatsitiktų ir kad mūsų raumuo iki pat gilios senatvės būtų maksimaliai ilgas ir maksimaliai išsipūtęs. Kadangi mes Lietuvoje tik dabar pradėjom šnekėti labai aktyviai apie veido mankštas, nors visas pasaulis ir visos pasaulio žvaigždės taiko, praktikuoja po kelias minutės į dieną, ūžia, jaunėja, džiaugiasi. Bet mes pradėjom tik dabar, tikiu, kad yra daugybė žmonių, kurie, kaip ir aš kažkada pirmą kartą išgirdo apie genialumą, kuris slypi paprastume. Mankštinant veido ir kaklo raumenis, mes jaunėjame, išlyginame savo odą, pagražiname jos spalvą, todėl kad plūsta kraujas ir pamaitina netgi ir odą. Ir tiesiog labai draugiškėja mūsų veidas, jisai jaunėja akise, visi pažįstami stebisi, kągi jūs pasidarėte, ar susitaupėt pinigų plastiniai operacijai, ar pasidarėte kažkokią injekciją, o jūs savo šypsotės vidinę ir išorinę šypseną ir žinote, kad tą padarė veido mankštos ir jūsų meilė savo, ir jūsų nuostabios rankos, kuris kai kada tarnauja treniruokliais veido mankštose. Tai ką, tiesiog tiek įžangos, daugiau jūs galite pasižiūrėti apie veido mankštas ir internete, ar čia tikrai aš teisybę šneku, kad facebuildingas tai yra labai nuostabus dalykas. Ir tinklapyje www.jaunasveidas.lt surasite daug informacijos, bet dar prieš tai, prieš visą teoriją, kaip bet kuris žmogus ir kaip aš kažkada prieš tapdama trenerė sakiau, ar man to reikia. Tam, kad nustatyti, ar jums to reikia, sukūriau labai paprastą 5 klausimų testą. Jie labai paprasti, bet jeigu jūs atsakote į 3 ir daugiau testo klausimų, darytinę išvadą, kad jums reikėtų bent jau pabandyti, pabandžius įsitraukti, pamatyti rezultatą ir taikyti veido mankštas kasdieną visą gyvenimą. Paskui galima ir ne kasdieną, bet kažkada apie tai bus vėliau pasakyta. 5 klausimai. Paimam rankytę. Pirmas klausimas. Ar jums yra daugiau negu 25 metai? Jeigu atsakymas yra taip, bent prevenciškai jums reikėtų taikyti veido ir kaklo mankštas. Todėl, kad visi specialistai, tiek medikai, tiek kosmetologai yra susitarę, kad mes šnekam, kad brandos procesai ir jau pokyčiai, pirmieji tokie, kuriuos reikėtų stebėti, prižiūrėti, drėkinti, lavinti, mankštinti, tai yra nuo 25 metų. Tačiau išimtis yra, dedu žvaigždutę po atsakymu, jeigu jums yra netgi mažiau negu 25, jūs esate jaunesni, bet jūs turite gilias mimikos raukšles, nes mimika tai yra mūsų bendravimas su pasauliu, mūsų psichoemocinė išraiška veide. Jeigu jūs turite mimikos gilesnės raukšles, tuomet welcome į veido mankštas jau dabar ir prašom tada irgi pažymėti, kad jums reikia ir jūs užlenkėte vieną pirštą. Antras pirštas yra klausimas toksai, ar jūs esate patenkinti savo odos būklę. Todėl, kad kaip ir minėjau, veido mankštos išjudina mūsų veidą ir kaklą. Kraujas plūsta per mūsų tiesų veidą, per mūsų tiesų kaklą ir nugarą ir maitina odą iš vidaus. Visi jūsų mylimi kremai, jūsų losjonai, purškikliai ir visa kita maitina iš išorės, prasiskverbia arba ne visada prasiskverbia į vidų, bet užtikrinčiausias būdas turėti skaistesnę odą, sveikesnę odą, mažiau dėmių odoje, mažiau spuogų, jeigu tai nėra jau medicininiai tokie spuogai, apie kuriuos žino kiti specialistai, tai tuomet veido mankštos tikrai padaro stebuklą ir su jūsų oda.
Trečias klausimas. Ar jūs esate patenkinti savo laikyseną? Ar jūs taisyklingai ir tiesiai laikote savo nugarą dienos bėgyje ir netgi miegant? Kodėl reikalinga laikysena? Nesumeluosiu, kad 30%, net ne mažiau negu 30% jaunesnio ir gražesnio kaklo ir veido sudaro taisyklingą laikyseną, kurios pamesti nevalia. Tačiau mes skrolinam mūsų telefonus, mes dažniausiai darbas mūsų susijęs su kompiuteriu ir mes iš šauktuko, iš didaus žmogaus, to, kuris turi aukštesnį statusą, nes jisai labai gražiai ir iškiliai laiko savo nugarą, tampame iš šauktukų klaustukais. Bet klaustukų mums nereikia ir tai irgi padaro veido mankštos, nes jos visą laiką jums primena. Atlikimo metu veido ir kaklo pratimų reikia laikyti tiesią nugarą, tuomet mes turėsim rezultatą. Ir dienos bėgyje jūs lygiai taip pat darydami mankštas nepamiršite išsitiesti. Tai jeigu jūs nepatenkinti savo nugarą, tuomet dar vienas pirštukas yra užlenkiamas. Kitas klausimas. Truputėlį sudėtingesnis, bet aš paaiškinsiu, ar jums verta atsakyti jį taip arba ne. Ar jūs esate patenkinti ir jaučiate, kad jūsų veidas ir kaklas turi raumenų balansą. Balansas tai reiškia, kad viskas yra tvarkoje ir mes niekur neturim nukrypimo. Todėl, kad ilgainiui, kaip ir sakiau, senėjimo procesas, mūsų raumenis ir mūsų raukšlės, kurios yra mimikos raukšlės ir senėjimo raukšlės, ir mūsų raumenis formuoja mimiką ir senėjimo raukšlės. Mimiką formuoja tie raumenys, kurie yra darbininkai, kurie visą laiką dirba, spazmuoja, sukaupia emocijas ir jie yra pertempti, jie stipriai dirba ir jie nebeatsipalaiduoja. O tinginukai tai yra tie, kurie, kaip labai paprastai pasakius, jie traukia mūsų veidą žemyn ne tik gravitacijos dėsniai, kurie irgi galioja mūsų veidui ir kaklui, bet ir atsipalaidavę raumenis labai paprastai leidžia veidui ir kaklui plaukti žemyn. Tai tie raumenys yra tinginiai, kuriuos mes turime priversti dirbti ir mes norime draugiškesnio ir gražesnio veido dėl raumenų balanso. Kaklo raumenų, nugaros raumenų balanso, jeigu čia yra nepertempta ir čia nėra atpalaiduota, balansas yra, mes turime gražų, labai gražų siluetą, kuris pasako, kad iš tikrųjų žmogus yra jaunesnis, nes vyresnio amžiaus žmonės, jų siluetas yra truputėlį kitoks. Ir jeigu mūsų veido raumenys turi balansą, mes neturime stipriai išreikštų mimikos raukšlių, jos išnyksta arba tampa švelnesnės ir mes turime pasitempusi, paliftinguotą mūsų veido raumenų karkasą. Paskutinis klausimas, ar jūs esate patenkinti savo aplamai veido ir kaklo būklę, grožiu, jūsų atvaizdu veidrodį, todėl kad aš asmeniškai, mano šūkis yra 2 šūkiai pagrindiniai, kad veido ir kaklo mes nedengiame jokiais drabužiais, ypatingai veido, kaklą dar galime pridengti. O antras mano šūkis, kuris veda mane į priekį ir labai skatina skleisti žinią apie veido mankštų naudą, tai yra tai, kad mes norime patikti savo veidrodį. Tai va 5 pirštukas, jeigu jūs ne visada esate patenkinti arba patenkintos atvaizdų veidrodį, facebuildingas ir veido mankštos garantuoja vieną, kad jūs ryte atsikėlus neturėsite labai stipriai paburkusių akių arba visai dings paburkimas. Jūs turėsite draugiškesnį, gražesnį, skaistesnį veidą ir puošite savimi pasaulį ir džiuginsite savo atvaizdą ir manau, kad ir daugelį kitų žmonių, kurie yra aplink jūs. Taigi teorinė dalis yra baigta ir norisi dar didesnės naudos, o tam reikalinga praktika. Pasižiūrėkime, ar jūs turite bent šiokį tokį raumenų, tonusą, susilpnėjimą ir nuslinkimą. Pasiimkite pirštukus ir uždėkite nestipriai be jokio spaudimo virš savo antakių. Ar yra? Puiku, uždedam ir pradedam kelti mūsų antakius į viršų. Ką noriu pasakyti ir ką noriu padaryti. Jeigu jūs keliant antakius jaučiate aišku pasipriešinimą, jaučiate raumenukų tonusą, tai reiškia, kad šioje zonoje pas jūs viskas tvarkoje. Tačiau jeigu uždėjus pirštus, jūs keliate į viršų savo antakius ir jie nuvažiuoja,
nepadėkite savo pirštais, bet jeigu tiesiog jaučiate, kad nėra kam pasipriešinti, aš jaučiu, kad yra pasipriešinimas, kad yra tonusas. Bet jeigu nėra tonuso ir bent truputėlį viskas kyla, tai reiškia, kad būtent tiek yra nuslinkę jūsų antakiukai. Tai reiškia, mes turime dirbti ir grąžinti juos į padėtį ir į vietą, lavindami visą kaktos zoną. Tai kągi, jeigu jūs nuvažiavote, tai aš kviečiu jūs daryti facebuildingą ir veido mankštas. Jeigu viskas liko čia po senoviai, bet jūs atsakėte į daugiau negu 3 klausimus teigiamai, aš kviečiu jūs į veido mankštas į facebuildingą. Jeigu jūs esate savimi patenkinti, aš jūs sveikinu ir nuoširdžiai už jūs džiaugiuosi. Ir linkiu ir vieniems, ir kitiems apsispręsti, ar jūs norite natūraliai jaunėti ir gražėti, o po to pradėti darbus ir savimi puošti pasaulį.